Mes atvažiavom pas klientus, esam dideliai sodyboje, kurie iš tikrųjų ne arais, o hektarais matuojama. Ir va čia būtent turim labai didelį vėliavos stiebą. Aplink jį darysim tokią, gražią augalų tokią oazę. Kursim. Aš jums parodysiu vietą, kur padaryta viskas taip, kaip mes čia norim padaryti. Ten anoj vietoje, aplink vėliavos stiebą, mes darysim kažką panašaus, kas čia. Sodinsim augalus, gana nemažus, tam, kad būtų patogu pjauti veją aplinkui. Čia ne visai tai bus, bet kažkas panašiai. Bet gali augti hortenzijos, gali augti kažkokie spygliuočiai, nes yra labai svarbu, kad rištųsi kažkas. Tas, kas yra sodyboje, vienoje vietoje ir kitoje vietoje, kad būtų panašiai. Tai yra, svarbu, kaip atrodo. Tas pirmas įspūdis iš to ir susidaro, kur yra vėliavos stiebas ir kas šalia jo auga. Čia sodyba labai turtinga akmenimis, tai mes dedam dalį akmenimis ir paskui pereinam į bortelį plastikinį. Ir mulčiuojam tada visą tą zoną. Va, matot bortelis? Ir va paskui pereinam į akmenukus gražiai. Čia turiu omeny atribojimas nuo vėjos. Taip, čia yra atribojimas nuo vėjos. Viskas atrodys taip, kaip yra čia. Gal ir nelabai ryškiai matote, bet šitoj vietoje yra mėlyna spalva, tokia guli virvė, kuria mes atsižymėjom šitą teritoriją, tą vietą, kurią apželdinsim. Tam, kad ir iš toliau, ir iš arčiau matytųsi, kaip atrodys mūsų visas tas plotelis. Kad jis nebūtų per mažas, kad nebūtų per didelis, lyginant su pastatais ir su visa aplinka. Žolė sėta nesenai ir tikėjomės, kadangi iš vis sodyboje labai gera žemė, tokia labai lengva, puri ir pakankamai derlinga, tikėjomės, kad seksis labai greitai ir darbai eisis lengvai, tačiau susidūrėm su sunkumais. Aš jums žmonės pasakysiu tokią liaudės išmintį. Yra nelengva, žinokit, kas žemė, kada žemė yra kas nelengva. Ir saugodami nugaras net ant kelių, kai kas dirbom, bet, kaip mano viena klientė sakė, gera žiūrėti į degančią ugnį, tekantį vandenį ir dirbančių žmonės. Ir aš dabar tikrai jaučiu didelį malonumą žiūrėti, kaip jie čia darbuojasi. O dabar, dėmesio į ekraną, klausimas. Kodėl šitas dėdė atsiklaupęs, o šitas dėdė stovėdamas dirba? Dėmesio atsakymas. Šitas taupo strėnas, o šitas ne. Anas dar jaunas. Pabūsi tu mano metų. Kai tu pagyvensi 20 metų ir tu sužinosi, kad... Bet šiaip tai saugokit nugaras dirbdami tokius darbus. Tikrai sunkus fizinis darbas ir labai gera žiūrėti pagreitintai, nes 1-2 tik op, žemės plotelis tas didėja, tuštėja, bet labai nelengva. Kai taip karšta ypač, tai iš viso nėra paprasta tokį darbą daryti. Ir pažiūrėkit, ką mes radom. Ten, kai kasi, tai paprastai ir kažkokių geležėlių, ir kamštelių pasitaiko, ir akmenų, ir gyvūnų visokių. Va, aukščiau pakelk, nemesk. Jis pats nukrenta. Va, dėmesio, pažiūrėkit. Gerai matosi prieš kamerą kurklys. Kurklys daržų kenkėjas. Pasisveikink. Labą dieną, labą dieną. Aišku, velėnos galima ir nenuiminėti, bet tada per visą perimetrą darome maždaug kastuvo pločio griovelį tokį įgilinam, tam, kad būtų patogu patiesti bortelį ir paskui užpilti mulčių, kuris laikytųsi. Galiu karutę atvaryti. Nuimant velėną iš tiesų reikia stengtis, kad liktų labai lygus tas paviršius, tam, kad paskui užtiesus geotekstilę ar akmenys kokie netrukdytų kasti žemės, ar tiesiog nebūtų nelygumų, kuriuos sunkiau paskui mulčių paslėpti. Paruošta dengt tekstiliai. Jeigu kas nežino, geotekstilė tai yra tokia tvirta medžiaga, kuri nepūna, yra tvirta, rankom nesuplėšysim, ji paprastai yra karpoma arba galima atpjauti peiliu ir yra skirta sulaikyti žolės augimą. Jinai yra visų pirma tamsi, tanki, pro ją žolės nepraauga ir patogu prižiūrėti. Mes naudojame kiek kitokią geotekstilę negu čia matote, tai perkam paprastai 1 metro pločio, su ją lengviau dirbti. Va, pasižiūrėkit, kaip tik turim šitą geotekstilę Netex Home pavadinimas. Ir jinai yra tokia pilka, metro pločio, va, tokio tankumo, 100 gramų kvadratiniam metre.
toks suaustas audinys. Man dar labai patinka, kai būna juoda arba ruda. Prieš šviesą matosi kokia faktūra jos ir jinai vat už tai labai gerai praleidžia vandenį, bet jinai yra labai tvirta. Va, galiu pabandyti plėšti rankomis, čia jau jos neįveiksi niekaip. O, nu ne, mes peiliais arba žirklėmis tik galim ją atkirpti. Nu va, užėjau į internetą ir dabar žiūriu. Čia yra būtent šita geotekstilė, kurią mes naudojam. Jeigu įsivedinėsite į paiešką, tai įsiveskit geotekstilė Netex Home 100 gramų į kvadratinį metrą. Ir kaina, pasižiūrim Ermitaže, 12,49 €. Minus 20%, prašau. Jau variantas kažkaip, jau neblogai, nes mes pirkdavom apie 9,90 kažkiek, tai čia tipo jau tokia gera kaina, jau mūsų. Dabar, va, čia tai mane nustebino, Litagra, pažiūrėkit. Aš net nežinau, kad jie prekiauja šitą geotekstilę. 7,84 €. Būtent tas, ką mes visą laiką perkam. Nu, reikia užsipirkti, nes labai, dar tokios nemačiau. Ai, bet va, matau, dabar čia yra kaina parduotuvėje, visgi būtų 10-20, jeigu pirksite vietoj, o kaina internetu yra 7,84 €. Bet gali būti ir toks variantas. Aš esu mačius kažkada ir už 16 € tą pačią geotekstilę. Va, tarkim, akmenų bazė, šiuo metu kaina 14 €. Tai neapsirikit. Pataupykit pinigus, ypač jeigu reikia didesnio kiekio. Tikrai apsimoka paieškoti, panaršyti internete, tik reikia žinoti, ko ieškoti. Nu va, depo parduotuvė esam. Tai jeigu internete ieškoti ir laukti nesinori, nu tai štai, va, irgi toks pat. Tokia pati geotekstilė. 9,69, perkant daugiau 9,29. Nu, paieškoti verta. Jeigu nenorit laukti, aišku, galima ateiti tiesiog pasimti, jau irgi nebloga kaina visiškai. Nu va, vyrukai labai gražiai pasidėjo akmenis, ten, kur jau jie bus, o tuose tarpuose dedame bortelį. Bortelį sutvirtiname smeigėmis, gana taip stipriai priglausdami prie velėnos, o paskui tą geotekstilę apsikirpsim iš viršaus ir viskas labai gražiai atrodys. Pažiūrėkit, va čia dabar dedame bortelius, kuriuos žmonės nusipirko, mes kiek naudojam kitokius bortelius, jie skiriasi tuo, kad, va, tarkim, smeigės čia yra tokios kaip ir kryželio tokio formos, o mes naudojam tokias apvalesnės, bet apie tai tikrai labai išsamei pasakojame mūsų reportaže, kurį jau filmavome anksčiau. Pasižiūrėkite įdėtą nuorodą. Ten labai plačiai pasakojame apie tai, kokius naudojame bortelius, kiek jie kainuoja. Ir pažiūrim kainą, kaip čia skiriasi. 229, nu kaina čia labai panaši. Patys borteliai, jau pažiūrim, jau jie tokie, iš storesnės plasmasės. Iš tikrųjų, nuėjus į parduotuvę galima labai apsirikti ir nusipirkti 3-4 kartus didesnę kainą negu palaukus, kada būna nuolaidos, arba iš viso žinant apie tai, kiek jie kainuoja. Tai neapsirikite, pinigėlis kišenės neplėšo. Ir atkreipkite dėmesį, 1,05 € palyginus su 2,30 €. Čia dabar matote priekyje padėti akmenis, kuriuos mes komponuosime į tą mūsų gėlyną. O pradžiai apeinam per visą perimetrą, kur nėra akmenų padėta, ten klojame plastikinį bortelį. Pasidedam tuos kitus dar akmenis, kurie gražiai dera prie mūsų mažesnių, smulkesnių akmenukų va to bortelio. Arčiau? Žinai, kaip šitą dabar, jeigu galima čia. Visgi labai svarbu, ne tik, kad gražiai atrodytų, bet kad ir funkcionalu būtų, kad galima būtų pravažiuoti šalia to stambesnio akmens ir netektų jo padėjus visiškai arti krašto, paskui, kai užaugs žolės, trimeriuoti dar papildomai. Ir dar šitie du akmenys, kuriuos matote čia šalia pušelės, atlieka ir tam tikrą funkciją, dėl to, kad ten yra atvestas drenažinis vamzdis, kuris nuo garažo surenka vandenį nuo stogo. Ir kai bėgs tas vanduo, tai tie akmenys būtent saugos, kad nepakeltų tos geotekstilės ir nenuplautų mulčio. Šiaip apie akmenis esam padarę labai didelį ir išsamų reportažą. Kas matėt, labai šaunu, kas nematėt, būtinai pasižiūrėkit, nes ten yra nuo akmenų rūšių, nuo to, kaip skyla, kaip mūryti, kaip jie kur randami ir apie 45 minutės vien apie akmenis. Būtinai pasižiūrėkit. Galiu kirpti aplinkui? Jo.
Jo. Apipjauname geotekstilę, čia labai gerai matosi, kad yra kraštai likę po bortelio paklojimo, bortelis laiko geotekstilę tvirtai su smeigiamis prismeigtas ir geotekstilę pjauname šiek tiek žemiau negu bortelio aukštis, kad vėja, kai užaugs, jinai pasislėptų ir labai gerai išryškėja tas visas reljefas. Gražiai susistatėm akmenis, dar gražiau pasodinom pušelę pumilijo, jinai augs nedidelė iki metro. Veronikos, visą juostelę. Kadangi nusipirkom gluosnį Hakuro Nishiki, O kaip nesikeik, nes užblokuos. Hakuro Nishiki, toks pavadinimas, jis tik nugriuvo. Tai mes prie jo viską ir derinam čia, nes akmens spalva yra tokia į ružavumą, labai gražiai tas gluosnis čia iš tolo atrodo, jisai tam fone žaliam labai svarbu buvo mums, kad išsiskirtų. Nu ir kas, smilgą atkartojam, pusleniai bordiniai bus, labai derinasi prie akmens, viską mulčiuojam ir ežiuolės dar žydės. Čia per viduriuką visur bus ežiuolės. Spalvos bus va kaip mano maikutė, derinsis viskas va prie šitų. Tadam! Atvažiuosim, kai žydės. Tokio grožio akmenų turbūt niekur visoje Lietuvoje nesu mačius, kiek šitoj sodyboje, nes jie visi skirtingi ir visi savotiškai gražūs, nuo pačių didžiausių iki pačių mažiausių. Tai va čia panaudojom dar du, tiesiog jie gražiai susišaukė su anuo didžiuoju akmeniu. Aišku, aš norėčiau, kad jis biški žemiau sėdėtų, bet mes su mulčiu biški aukščiau pakelsim, tada bus tas įspūdis teisingas, nes dabar jie labai atrodo aukštai iškelti. Bet su pušele va, tas derinys visada tobulas. Čia geotekstilė tokia labai pagerinta, pjaunam kraštelį gražiai iki viršaus ir čia užpilsim juodžemiu. Ir žolė užeis iki šitos vietos, auks viskas tobulai. Čia jau akmenukai prasideda, jie irgi sudėti taip, kad su traktorium galima būtų apvažiuoti vejos traktoriukų. O va šitas augalas man naujovė, gal jūs ir žinot, čia yra raudonžiedis klemalis Cinderella. Kuris? Apie metrą auga va šitas, va net žydė, atsivežėm su žiedais, matai? Mums žiedai labai reikalingi tokios spalvos čia, visam šitam. Čia irgi kaip tavo maikė? Nu, arti, bent jau dera spalviškai. Ilgai žydintis augalas galima ir žiemai palikti, paskui nukirpti pavasarį, bet kad jis jau dabar žydi. Kažkas augalai šiais metais, visi žydi vienu metu. Ką turėsim rugsėjį arba rugpjūtį, nežinau. Iš naujo antra banga ateis žydėjimo gal. Kažkaip nuo vaikystės labai mėgstu laistyti augalus, o čia dar, kai tenka galimybė nuplauti akmenis, čia toks kaip nuprausti nešvarų vaiką, kuris ateina išsimurzinęs, bet labai svarbu visgi tą padaryti, tam, kad pamatyti, kaip tas akmuo atrodys sušlapęs, po lietaus, jisai keičia vaizdą ir kokios atsiskleidžia jo pats reljefas, pačio akmens forma, spalva išryškėja. Labai gražus ir malonus procesas. Akmenys palaistam, kad pamatyti jų grožį visą, nes jie būna apsinešę kokį molio aplipę ir va kai palaistai, tai tada pamatai. Kaip ras, manai, ar pavyks šitas, ar bus toks pat gražus kaip tas, kur tenai stovi? Taip, jau pavyko, bus labai gražu. Bet kai užsidės mulčas, tikriausiai dar geriau, ne? Va tas momentas yra pats ypatingiausias. Mulčas tai yra antras etapas po laistymo, kadangi laistymas man labai patinka, tai va mulčas yra tas, kas irgi labai patinka. Bet patinka taip, kad tai lyg tai toks galutinis etapas, tai yra lyg menininko parašas po paveikslu ir viskas susilieja į vieną bendrą visumą ir matosi galutinis rezultatas. Ir augalai, ir veja, ir akmenys į vieną visumą ir pasislėpia visi borteliai ir tu matai, kaip tai atrodys. Mulčas iš pradžių pilamas smulkus. Labai gerai iš tikrųjų yra, kai apačioj smulkus, o ant viršaus stambus. Čia smulkus va mulčas, geotekstilė, čia stambus dedasi ant viršaus ir va toks skirtumas. Būna, kad ir taip paliekam, bet tada reikia žymiai daugiau to smulkaus, kokių 5 cm. O čia turim, kokius 2, 3 ir tada papildomai šitą uždedam. Jo mažiau žymiai reikia ir jis lėčiau pūva ir labai gražiai atrodo.
Šitas mulčias nėra pats stambiausias, yra iš tikrųjų ir dar stambesnis, nes vieną kartą net vairuotojas atvežęs mum tokio mulčio, sakė, čia žiūrėkit ir prakurom galima biškį panaudoti, iš tikrųjų toks ar vietoj malkų, jeigu reiktų. Nu, aš darbų patenkinta, pabaigėm. Atrodo gražiai va nuo atvažiavimo. Čia yra reprezentacinė vieta, šalia stulpo. Visada yra, nu, taip keblu tą vietą apželdinti, dėl to, kad nesinori jos perkrauti, nesinori per mažai ją apsodinti. Bet kažką tokio norisi padaryti. Bet čia bus gerai. Pamatysim, kai žydės, viskas bus super. Pastaruoju metu labai populiaru pasidarė kelti vėliavą savo sklype. Ir važiuojant va pro Vilnių, tai vos ne kas antram sklype matosi iškelta vėliava. Ir būtent vėliava keliama ne ant namo, o ant vėliavos stiebo. Jeigu vėliavos stiebą mes tiesiog įbetonuosime į pievą, tai reikės eiti su trimeriu arba su žirklėm karpyti augančias šalia žolės. Kurdami va tokias kompozicijas šalia vėliavos stiebo su augalais arba akmenimis, mes akcentuojame tą vietą, mes ją pabrėžiame, jos svarbą ir grožį. Mes pabaigėm. Atrodo dabar šiek tiek ne taip, kaip ten, kur matėm, kad atrodo. Bet iš tikrųjų tai visas šitas vaizdas bus ateityje. Augalai suaugs ir galbūt jums dabar atrodo, kad mulčio čia yra per daug, bet nereikia bijoti, nes vėliau jo reikės mažiau. Augalai suauga, jie išsiplečia ir tas mulčias uždengia tą, ką reikia, piktžolėm neleidžia augti, saugo, kad drėgmės būtų, nu vienu žodžiu, vertinu 10 balų. Save. Nu va, papuošėm vietą prie vėliavos stulpo. Bet tokią pačią kompoziciją galima panaudoti ir kitų tikslų. Kaip tik šitoj sodybai mes filmavome reportažą apie tai, kaip galima naudojant panašią kompoziciją paslėpti valymo įrenginių dangčius. Bėda yra va šitie dangčiai. Ir ypač, kad žalia spalva. Dabar jau mačiau daro juodus arba pilkus ir žymiai mažesnius. Bet realiai tai reikia jį kažkaip paslėpti. Va ten už tų augalų yra dangtis. Ir pažiūrėkit, kaip gražiai galima jį apželdinti dekoratyviniais augalais. Iš namo jo nesimato, o iš anos pusės jis laisvai prieinamas. Kągi, dėkit liuksus, komentuokit, jeigu kas neaišku, klauskit, atsakysim, prenumeruokit mūsų kanalą ir eime žiūrėti kitų mūsų video.